nevalgo, negeria, visada auga. Kas? Nežinau. Kainos. Tai jau tikrai. Seksas gali būti dvasinga patirtis, ypač ta dalis, kai jo meldžiame. Prašau. Maldauju. Jo, dar vienas. Žmogus sako, žinokit, po tiek laiko aš supratau, kad aš neturiu tos kojos, su kuria ryte reikia išlipti iš lovos, kad diena būtų gera. Taip. Kairė dešinė nesvarbu, netinka. Geras. Mokslininkų tyrimas buvo atliktas ir jie nustatė, kad išleidus orą iš pripučiamų moterų 90% oro atsiduoda alkoholiu. Toks. Dar, jo, nes ir priputėme. Taip. Dar vienas. Du rusai šnekasi, dabar tam krizės akivaizdoje. Kaip tu, sako, gyveni, nieko, sako, va, pervedžiau, sako, savo visas santaupas į dolerį, permečiau. Sako, kaip suprast, į dolerį? Nu tai sako, visas savo santaupas į dolerį. Taip. Į dolerį. Į $1. Geras. Ja. Na, čia toks sušvelnintas. Kodėl tolimųjų reisų vairuotojai spardo padangas? Atsakymas, ogi todėl, kad jų didelės šeimininės kelnės atliptų nuo kūno. Arba dar kai kas, čia senas jų geras bairis yra. Taip. Žmogus skundžiasi. Jie privertė mane užpildyti tokius dokumentus ir nurodyti priežastis, kodėl aš taip pasielgiau. Po to jie manęs paprašė išaiškinti, ką aš darysiu toliau, kaip aš gyvensiu toliau. Paskui visą dieną jie mane įkalbinėjo telefonu. Paskui liepė atvažiuoti vėl pas juos ir vėl kažką pasirašyti. Ir šįryt vėl man jie skambino. Žmogus sako, Jėzus Marija, ką tu padarei? Su kuo tu čia turi reikalų? Nu ką, nusprendžiau bankė sąskaitą užsidaryti. Manau, kad yra labai daug tiesos tame. Tai jau tikrai. Ta kančia Golgota visada. Vyras su žmona kalbasi, brangioji, juk su gumintėtui nėra ištikimybė. Nu jo, taip, sako, tuomet su keptuve nėra žmogžudystė. Irgi geras. Man šitas, kurį aš turiu trumputį, labai jis patiko, mano favoritas šiandieną. Gal ir baigime. Taip, bebras pamatęs medžiotoją atpažino ant jo galvos savo dėdę.